suprantu. Nu, labas vakaras, ar kas nors mane mato, ar nieks nemato, ar aš esu, ar nesu. Dieve, kaip nieko nemoku su tuo kompiuteriu. Bambu, kaip sanatarka. Kol kas nematau nei vieno žmogus, ar mane girdit, ar negirdit. Mergaitės. Mergaitės. Jau vienas kažkas prisijungia, tai gal kas nors mane girdi? Parašykit kokį komentarą, nu prašau. Aliu. Kas mane girdi? Du jungiasi. Ar girdit? O, liuks, matau. Jo, viskas, matau, kad mane girdit, nes aš tai čia nieko nesuprantu su tais laivais. Nu tai gerai, aš matau dar tik tai mažai žmonių, tai dar biški pasėdim ir palaukiam, gal atsiras ir daugiau norinčių prisijungti, ar tik 2 minutės vėluoju. Gal aš nelabai ir vėluoju, bet nu nesvarbu. Tai va, ir jūs galiu kalbinti, žodžiu, matau Liną ir Vitaliją. Daugiau kol kas, daugiau nėra nieko. Nu gerai, palaukim dar biškiuką, gerai. Gal dar prisijungs kas nors. Va, jeigu neprisijungs, tai aš matau, tobulai, pradėjo mergaitės jungtis. Liuks, tuoj dar biškiuką mergytės, aš toks turiu kreipinį mergaitės, tai dar biškiuką palaukiam ir žodžiu, ir jau pradėsiu kalbėti protingai. Va, 4 dabar matau, matomai. Va, nu dar palaukiam biškiuką kokių nors dar 4 ir pradėsiu kalbėti, o visą kitą taigi bet kada paskui galėsit perklausyti. Nu va, daugėja biškių mūsų mergaičių, tai labas vakaras. Vaizdas tikriausiai matosi, aš čia visai gal matausi, aš taip nusprendus. Žodžiu, noriu su jumis pasisveikinti. Pirmiausia, tai prisistatysiu, esu Rita Mrinavičienė, tos visos vatos nesąmonės, lieknėkim kartu, nu tokią gal krikštamotę. Va, kaip aš čia taip drąsiai šneku tokiom temom ir nebijau apie lieknėjimą ir taip toliau, tai aš jums biškį papasakosiu apie save, nes situacija yra tokia, kad gavau labai daug ir asmeninių žinučių ir į mano asmeninį profilį, kas čia, kaip čia noriu ir nu, nelabai aišku kas. Aišku, yra mūsų kanalas toks YouTube, aš paskui savo mergaičių paprašysiu, kurios man padeda dirbti, kad jums įdėtų nuorodą, ten yra visokių ir jų ir mano įrašų pasiklausyti. Bet iš esmės, tai aš noriu pasakyti, kad aš esu psichologė su 36 metų darbo patirtim, gražiai matos, liuks. Ačiū mergaitės už komentarus, tada man smagiau kalbėti. Žodžiu, esu 36 metų patirtim psichologė ir didžiąją savo laiko gyvenimo dalį kaip tik ir dirbau tą darbą. Na, aišku, ten šalia verslavau, kas matė kokias stiliaus laidą, tai aš ten sąžiningai pasakau, bet vis tiek. Bet aš buvau jau tokia gana graži, kaip aš kartais juokiuosi, jau neraukšlėta, graži, tokia apystambė moteris. Bet prieš 26 metus 3 kartą išvežė į ligoninę ir teko susimastyti dėl antsvorio, nes iš tikrųjų tai išvežė ligoninę ir gydytojai pasakė labai paprastai, kad tai yra vienintelis šansas arba man lieknėti, arba insulinas. Aš visada sakau ir sakysiu ir iš tikrųjų tokia ir esu, aš esu absoliuti bailė. Su gydytojais aš draugauju tik su draugais ir būtiniausia atveju su narkozėm. Tai vat, tai, žodžiu, tai ką noriu pasakyti, kad man pasiūlė 2 variantus, arba lieknėti, arba insuliną leistis. Tai vat, tam nepasirašiau ir tada ėmiausi. Nežinau, kaip aš pasakysiu, aš tą dabar situaciją vadinu taip. Ėmiausi atakų, o gal ir visų revoliucijų prieš savo kūną. Jeigu aš tuo metu svėriau 100 su trupučiuku, tikrai su uodegytė,
Tai užsiimu liekninimusi, žodžiu, savarankiškai lieknėjau, storėjau, žinot, tą vadinamą jojo efektą, kada su liekčia numeti pirmą pasitaikiusią dietą pagauni arba jau mandrą kokią Kremliaus, nežinau, kokią nors, toliau ten buvo Kaune važinėjau, aš tikrai nenoriu pavardžių sakyti, su 700 kalorijų mečiau ir vėl kažką dariau. Žodžiu, ko tik aš nedariau, bet taip besidėtindama, dasidėtinau iki 128. Tai va, kas ten man rašėt, kad ten mano photoshopintos nuotraukos, tai tos, kurios jau iš tikrųjų norėsit lieknėti ir vis tiek manot, kad ten photoshopinta, tai aš jums galėsiu ekrane parodyti papirinės nuotraukas, nes tuo metu tai būdavo papirinės nuotraukos. Dabar jau čia, bet to aš jų labai daug neturiu, nes patikėkit, jeigu jūs turite antsvorį, tai aš žinau, kad jūs nepuolat vos tik pamatę fotoaparatą fotografuotis. Tai va, tai žodžiu, išbandžiau daugybę dalykų, įvairias dietas, mitybos planų nedaug pirkau, bet kelis pirkau. Toliau visokius biesus, nedėjau iki Lidos, toks stebuklingas buvo preparatas, kažkaip žinojau, kadangi mano profesija tokia, žinau, kaip jis gali paveikti, tai aš tiesiog iki jo nedėjau. Ir ką, ir visus tuos tinklinio marketingo, tuo metu buvo labai madinga Herbalife'as, bet kadangi aš jau turėjau diabetą, tai aš žinojau, kad į Herbalife aš negaliu vartoti, nes ten begalinis kiekis cukraus. Tai va, taip tiesiog labai ramiai aš taip ir gyvenau, bet tų visų stebuklingų, numetu 12, priaugų 17, numetu 9, priaugų 13 ir taip toliau. Aš tai dar taip tai vadinu, anksčiau tai vadindavosi jojo principas, tas aukštyn žemyn, aš tai vadinu supuoklis, kas realiai turinčiams atsvarį yra pats pavojingiausias, derina visiškai medžiagų apykaitai ir jo organizmas nesupranta, ką mes su juo darom. Tai va. Žodžiu, toliau tai buvo tokia situacija, kada aš jau pradėjau ieškoti biškai protingesnių dalykų. Ir va taip atsidūriau vienoje klinikoje, kur dar mokėm jau truputį protingiau valgyti, kad negalima badauti, kad negalima greitai mesti, kad reikia, žodžiu, kad tą daryti, bet man vis dar kažkaip aš grįžau, aišku, iš tos klinikos 12 kg numetus per 5 savaitės, bet galvoj tai nepadaugėjo labai daug proto ir vis tiek tas svoris sviravo ir ne taip mažai, ne 2 kg, o tikrai sviravo pakankamai nemažai. Aš dabar čia vat, kur buvo įdėtas vaizdo toks fotonuotraukos mano su raudonu kostiumėliu, tai ten man 38 metų. Tai va, tai dabar jau virš 60, aišku, ne tada aš iškart sukūriau, bet ta prasme palaipsniui aš ir dabar dar po 1-2 kg numetu, nes užsisuka tas toks, kada tu žinai, kad tai yra labai paprasta, labai norisi dar poros kilogramų, toks bairis jau. Tai va, bet laikui bėgant, žinot, ką supratau, kad tol, kol nepanaikinsim priežasties, tai pasiekmė bus tokia pat. Aš turiu tokį pavyzdį, kada jeigu jums laša kiauras stogas ir laša vanduo, jūs gali statyti auksinius dubenius, voneles iš pačių brangiausių medžiagų, vis tiek lašės ir vis tiek bus bala namuose. Tai vat, aš tada sugalvojau, kad man reikia tiesiog susilopyti stogą ir nustoti tas nesąmonės daryti visas. Ir tada jau pats prasidėjo mano ta kelionė, kuri tęsės tikrai ne pusmetį, ne metus, kada iš tikrųjų labai daug pirkau mokslinio tyrimų institutų, studijų, kritau, kitaip tariant, stačia galva į tą visą tą lieknėjimo reikalą, todėl kad vis tik labai daug yra klaidingos informacijos, yra madingų dalykų, kurie iš tikrųjų nesudeda, neduoda to tikrojo rezultato tokio, kokio norėtųsi. Žinot, praėjus kažkiek laiko, prieš 12 metų aš supratau, kad mano ta lieknėjimo puzlė, kaip aš vadinu, susidėliojo, kad paskutinės dalelytės susidėliojo į ją ir supratau, kad ne genetika kalta, kad didelė dalimi mes stunkam ne dėl genetikos, o dėl hormonų, kad hormonai didelė dalimi įtakoja mūsų nutukimą, kad ne vakarienės valgymas mums trukdo lieknėti, kad sportas nepadeda lieknėti. Taip, jisai taiso kūno formas, jeigu jūs jau sulieknėjus, taip, fine. Arba, jeigu sportas jums yra gyvenimo būdas, jūs daugybę metų sportuojat, kodėlgi ne. Va.
Žinot, ką aš noriu svarbiausia pabrėžti. Kad aš šiandien kalbu jums ne tam, kad patiduočiau jums kažkokią programą, visiškai nepardaviminis video, tiesiog daug mačiau noriu, daug mačiau įdomu, daug mačiau detaliau, tai vat sugalvojau pasišnekėti kelias minutės. Tai ilgai aš jūsų ir nekvaršinsiu, nežinau, kiek aš jau čia minučių šneku, bet visai nesvarbu. Tai žodžiu, aš noriu jums pasakyti taip, reiškia, realiai prieš 12 metų aš pradėjau dirbti su svetimais žmonėm ir jeigu jūs pasikinėsit internete, jūs tikrai nerasit tokių atsiliepimų kaip nesąmonė, neveikia ir taip toliau, ir taip toliau. Taip yra moteris, kurios ateina su labai didelį ansvariu, vieną kartą praeina programą, toliau daro pertrauką, praeina kitą ir taip toliau. Taip kad bet tas pirmas žingsnis priklauso nuo jūsų. Suprantat, būtina suprasti, dėl ko aš tai noriu daryti. Ar man tik tai, aš noriu būti gražesnė, netinka merginos, arba, oi, ten nusimato vestuvės, kažkieno jubiliejus, aš noriu pasigražinti tai progai. Tai yra trumpalaikės motivacijos, kurios, labas vakaras, kurios dar sveikinasi. Tai va, tai žodžiu, tai yra trumpalaikės motivacijos, kurios neduoda to rezultato, kad mes labai gerai lieknėtume ir ilgai lieknėtume ir taip toliau. Tai va per laiką sukūriau tą savo kūdikėlį, su kuriuo ir dirbu. Ir šiandien aš jums pasakysiu, kad yra 3 programos tokios labai, viena, kurią aš labiausiai myliu, tai yra mes tarpusavį su merginomis, ir dabar jau turiu pagalbininkės, turiu marketingistės, turiu Liną Aksomaitienę, kuri dirba su manimi jau 9 metai, bijau nusišnekėti, turim Vitaliją tokią. Žodžiu, mūsų dabar jau darosi daugiau ir manau, kad dar plėsimės, nes buvo laikas, kad aš dirbdavau veidas į veidą, gyvų seminarus, man tiesiog neturėjau galimybės, kad taip buvo. Mesgi netaip seniai išmokom per kamerą konsultacijas vesti ir taip toliau. Tai va, tai žodžiu, tai mes vadinam, taip yra tokia programa, mes ją vadinam 3,5 mėnesio, reiškia viena iš populiariausių, todėl kad viena iš veiksmingiausių, ypatingai tom, kurios turi didesnį ansvarį, jinai realiai tęsiasi ilgiau, ne 3,5 mėnesio, o 4,5 tęsim, bet jinai taip vadinasi. Dabar aš mėgstu juokauti, kad jeigu geros mergaitės, tai būna ir 5 mėnesiai. Dabar pasakysiu, kam jinai, kodėl jinai tokia ilgesnė, kaip jinai taip išilgėjo nuo 3,5 iki 4,5. Laikas nuo laiko šiai programos vyksta taip, kiekvieną savaitę, kažkurią tai dieną, kada yra surinkta grupė, šiuo metu visi vakarai yra surinktos grupės ir taip toliau, tai čia sakau dar, kad pasikartosiu, čia ne pardavimai, nebent sugalvotume sekančiais metais, vasarį gali būti, sausio pabaigoje vasarį. Nauja grupė, užsirašyti, aišku, galit, viskas tvarkoj, bet čia jau kiti dalykai. Tai vat, ką noriu pasakyti, reiškia, mes susitinkam kas savaitę, apsitarinėjam maistus, darom pratimus, psichologinius visokius ten monus, įsivaizdavimo pratimus ir taip toliau. Ir vat, kurį laiką padirbus kas savaitę, tada aš duodu atostogų merginom, kad jos pailsėtų nuo manęs, nuo mano bambėjimų, ir mes ten ir juokiamės, ir kartais baramės, visai ten pas mus būna. Tai va, ir žodžiu, ir todėl, kad laikas įsitemptų, nes aš labai gerai žinau, kaip per trumpą laiką nebūna to labai tokio rezultato. Tai tas ilgesnis laikas yra labai paprastam dalykui, kad hormonai susireguliuotų, kad mes gautume naujus įpročius, kad mūsų žarnyno bakterijos pasikeistų ir jau suprastume, kaip valgyti. Ir va tada aš duodu atostogas, tas vadinamas, kada žmogus išeina ir gali tiesiog savarankiškai pagyventi 2 savaitės, vėl grįžta, vėl priežiūroje, vėl išeina, vėl pasišnekam, pasitarėm ir vėl išeina, ir už tai ir užsitęsia. Tai va, jeigu labai stiprios grupės, dabar vieną turim antradienio grupę, antradienio vakarais tokią labai stiprią visos metą, tai aišku, jom daugiau atostogų duosiu, jom daugiau ir tęsis ir programa. Čia tiesiog priklauso nuo to, kokie žmonės susirinka ir kiek nori daryti ir kiek siekia. Tai va, ir žodžiu, programuose visose be išimties pas mus nėra, jos yra 3 iš esmės, taip pat vieną baigit būtent, reiškia, programai nėra pas mus kalorijų skaičiavimo, maisto svėrimo, nėra nevalgymo vakarais, nėra alinančio sporto. Aš visada labai mėgdavau sakyti, kad anksčiau dar būdavo tokių, atsiunčia iš fitness klubo kažkokio, atsiunčia, va, įdėkit mums reklamą, pareklamuokit mus, ne, aš visada sakau, nufotografuokit mano kūnę moterį 100+,
kuri padaro jūsų tuos pratimus ir po to sulieknė, aš jūs tikrai mielai reklamuosiu. Tai va, nes aš žinau, kad taip negalima, o kai atsiunčia man liekną stirną, aš vadinu, tai labai gera visus pratimus daryti. Aš ne prieš sportą, mergaitė, supraskit paprastai, aš ne prieš sportą, bet tiesiog viskam yra savas laikas. Kada aš pradėsiu bėgioti su 120, aš su 128, aš suėsiu, pasakysiu taip, suėsiu savo širdį, suėsiu savo sąnarius ir taip toliau, ir klubus, ir taip, ir ką tik norit. Tai va, bet ar jums reikia grupė, ar jums nereikia, tai yra jūsų pasirinkimas. Aš tiesiog žinau iš praktikos, per tiek metų aš žinau, kad grupėje yra lengviau lieknėti negu pavieniui. Dabar, žodžiu, man tas labai podažniai aš vis tik girdžiu tą pasakymą, oi, brangi programa, ne? Nu gerai, paskaičiuokim taip primityviai, aš skaičiavimo mašinėlės nesijungiu, bet aš taip primečiau galvoju, tiek, kiek aš sugebu paskaičiuoti matematiką, tai reiškia 399 yra 4,5 mėnesio, tai ir 5 mėnesių programa, tai yra 18-20 susitikimų savaičių, ne? Ir tas kainuoja, sakykime, 399, ne? Tai reiškia vienos dienos, taip jau, sakau, primečiau taip, tik vieną dieną maždaug 3 eurai. Jūs tikrai, pavyzdžiui, dabar, jeigu nuo šiandien, kurios tikrai turite antsvarį, kurios spaudimą, antro tipo diabetą ir taip toliau, jeigu jūs pasakys, kad aš dienom dėsiuos po 3 eurus, jūs tikrai jų nerastumėt, nepatikėsiu. Tiesiog aš pati žinau, kaip nauja akcija pasiūlymas nuskambėdavo mano kūne. Dar vienas atsirado stebukladarys, ne? Dar vieną pasaką seka ir taip toliau. Bet aš visada sakau, jeigu jums tikrai reikia lieknėti, jūs tikrai norit, jūs tiesiog mane galite rasti čia, mane galite rasti Rita Milinavičienė. YouTube merginos įdės nuorodą, pasiklausykit mano ir merginų įrašų. Tiesiog pasiskambinkit per telefoną, telefonas yra viešoje erdvėje. Pasiskambinkit, parašykit per Messengerį, jeigu bijot per telefoną. Pasiklausykit, jeigu jums tai aktualu. Jeigu neaktualu, pamirškit mano šitą siūlymą. Toliau, tai žodžiu, apie tą ilgą, pačią mylimiausią, pačią gražiausią, pačią geriausią programą aš jau papasakojau. Dabar dar yra viena programa. Tokia jau mes išleidom 5 tokias grupės, dabar pradėsim rinkti 6-ąją, tai yra lieknėjimo programa įrašuose. Reiškia, susitinkam 1-2 kartus pirmus, ten paskirtą dieną, toliau jūs kas savaitę gaunate video įrašus, ką jums daryti, ką valgyti, klausimai, atsakymai, jūs galite, ir uždara grupė, jūs galite rašyti, kas jums neaišku, ir žodžiu, ir jūs gaunate įrašus. Susitinkam vidutiniškai gyvai, kaip aš mėgstu sakyti, 1 kartą per mėnesį, sumė maždaug. Tai va, aišku, jos ir kaina jau daug draugiškesnė, ne? Bet ta programa yra skirta, nepiknaudžiaukit, nei savęs neapgaudinėkit. Tai yra tom, kuriuo antsvaris 10-15, plus 10-15. Visom kitom, kuriuom antsvaris, kartais parašo, man reikia sulieknėti, numesti 6 kilogramus, tai aš visada sakau, pasigaukit pirmą pasitaikiusią dietą ir nusimeskit tuos 6 kilogramus, nereikia jokių programų ir jokių mitybos planų ir taip toliau. Tai va, tai dabar, žodžiu, ta įrašuose programa skirta tokiam disciplinuotom moteriam, kurios žino, kad kiekvieną vakarą ras laiko atsisėsti, vizualizacijos pratimą padaryti, kuris žinos, kad tik savaitę galima svertis, kuris klausys tą, sakykime, dažniausiai būna penktadieniais tos išsiunčiam įrašus arba šeštadieniais, čia buvo kelios grupės, tai išsiunčiam tai, kad tikrai paklausysiu, o nepadėsiu, kada nors, kai turėsiu laiko. Tai vat, jinai tokia, aišku, jinai ekonomiška, jinai jau visai kita kaina, jos kaina 125 eurai už visą kursą, tai ir mano tokiu maždaug spėjimu jinai turėtų nauja prasidėti 10 sausio. Dar turim vieną ten galimybę į vieną įrašų grupę pasileisti. Tai va, bet registruotis, tai tikrai labai prašau registruotis iki kalėdų, nes jos irgi negali būti belė kokios. Jos turi vis tiek turėti tam tikras ribas, nes kada susitinkam gyvai, aš nepajėgi dirbti su 20-25 žmonėm. Įrašų grupėje didžiausia esam turėję 16 žmonių, bet jau tai nėra komfortabilu. Tai va, tai žodžiu apie šitą. Toliau. Dar yra viena programa, tai tokia asmeninės lieknėjimo programos, tai skirtos tom, kurios dėl privatumo nesijaučia komfortiškai
nenori dalyvauti viešose grupėse. Tai vat, jos ima individualią programą, jom individualiai pratimai, jom individualus maistas ir taip toliau. Tai trunka 6 mėnesius. Va. Bet aš jums tikrai nenoriu įkalbinėti, nebent jūs tikrai norite to. Tai yra brangesnis, gerokai brangesnis malonumas ir taip toliau. Tai va. Tai aš ką dar norėčiau pasakyti, žodžiu, turėkite omeny, kad pagrindiniai mūsų kriterijai tai yra. Ačiū, Edita, už komplimentą. Pamačiau ekrane, sugebu kartais pasižiūrėti ir komentarus. Žodžiu, aš noriu pasakyti, kad tai nėra bado, tai yra dažnas, sotus, gausus valgymas. Tai yra, iš manęs bus reikalavimo, jeigu ateisit kada nors, iš manęs bus reikalavimo bent 22 minutės individualiai savo skirti, nes jūs gausite įsivaizdavimo pratimus, kuriuos turėsit daryti. Kodėl įsivaizdavimą aš jums pasakysiu? Todėl, kad save įsivaizduotumėt, kad pasaulis žinotų, aš pasakysiu taip, grupėse sakau truputėlį kitaip, bet viešoje erdvėje pasakysiu taip, kad pasaulis, dangus žinotų, ko jūs iš jo norit, kaip jūs norit atrodyti, ne? Jūs turit save įsivaizduoti ir pateikti. Jau niekas su manim nesiginčys, kad vizualizacijos daro stebuklus, bet kur jūs verslą kurtumėt, ar jūs visą kitą, tai lygiai taip pat ir čia. Antras momentas, kad aš įsivaizduoju, kokia aš noriu būti, per laiką atsiranda suvokimas, ko aš iš tikrųjų noriu, nes vieną dieną aš noriu, bent jau man tai būdavo, vieną dieną aš noriu labai sulėtnėti, kitą dieną aš dar noriu 2 papildomų cepelinų. Tai vat, žodžiu, toks, žinot kaip, toks stabilus, tai yra stabilus galvų, čia kažkada mane viena sukritikavo, galvų remontas, kada susitvarkom psichiką, susitvarkom visą kitą ir šalia eina maistas. Nes kaip jūs man beįrodinėtumėt, kad jūs pasaulį matot akimis, ne? Aš vis tiek, aš žinau, kad jeigu jums išimtų smegenis, jums akis nepagelbėtų. Tai va čia tas, gal jau čia mano profesiniai dalykai, bet aš žinau, kad pirmiausia reikia priežastį atrasti, susitvarkyti mąstymą, dėl ko, kaip, kodėl ir taip toliau. Šalia jau tada žiūrėti maistą, tada keisti įpročius, tada susitvarko insulino svyravimai dažniausiai. Toliau yra tas rezistencinis sindromas, labai dažnai insulino rezistencija vadinama biškai moksliškiau. Toliau, kada mes pabadaujam, labai sunkiai krinta svoris tom, kurios, pavyzdžiui, po bado stovyklą atvažiuoja, ateina į grupės, nes organizmas tiek įsigandęs, žino, kad šitą moteriškį jau susiruošia mane badu marinti, netiduoda tų riebaliukų. Po visokių stebuklingų, pavadinsiu, kokteilių, arbatų ir taip toliau, tai vat mes visokių tokių, čia buvo ne vienas komentaras po tom nuotraukom, kad papildai ir taip toliau, jokių papildų neparduodu, nieko nesiūlau, nebent jau ten jūs turit kažkokius ten, nežinau, vitaminus, kas jums ten kažkokius, bet tikrai absoliučiai nieko ir pati nenaudojau ir priminsiu, kad beveik prieš metus, kada stiliaus laida fotografavo, mane labai tvarkingai apžiūrėjo, filmavo, labai tvarkingai apžiūrėjo, ar aš nesu pasidarius plastinę operaciją, tai vat, jeigu tom, kurios bijot, kad jau ten viskas nukars, tai yra irgi nuo to, tai yra genetikos specialistai žino, kodėl tai nukar ir ką padaryti, kad nenukarto. Aišku, mano kūnas nesportininko kūnas, bet metų 64, aš manau, kad visiškai viskas yra tvarko. Žinot, geriau lišna raukšlė ir šiek tiek minkštesnis šonas, negu šieno kaugė laukia pastatyta. Tai va tokių visokių prišnekėjau nesąmonių, arba sąmonių, net nežinau, čia jums pavardinti. Va, ir žodžiu, ir jeigu kažkas parašytų klausimus, aš juos atsakyčiau, bet dabar aš nematau, kad kažkas kažką man rašytų klausimų. 9 komentai, ieškau, kur dar čia tų komentų daugiau. Aha, Birutė Kybartienė, Nora gražiai matosi, matau, faina, matom ir girdim, liuks. Labas vakaras, Diana, sveiki. Editai personalinis labutis, nes pažįstu šitą mergaitę puikiai. Tai va, žodžiu, klausimų, kadangi nematau, tai dabar aš jums pasakysiu taip. Čia bus įdėta jums nuoroda, paprašysiu merginų, kad įdėtų nuorodą į mūsų YouTube kanalą. Ten neikite, pasižiūrėkite, aišku, yra senų įrašų ir aš dar ten kai kurios įrašuose gerokai riebesnė.
mažiau raukšlių ir daugiau riebalų. Tai va, tai ten pasižiūrėkit, be 4-5 metų senumo, bet pasižiūrėkit, nes informacija tai kai kuri tai pasitobulina per laiką, bet tikrai neatsisakiau tų pagrindinių kriterijų, kaip lieknėti, kaip mesti svorį ir taip toliau. Tai va, tai pasiklausykit ten ir jeigu kuri manot, kad norėtumėt, tai, pavyzdžiui, tikrai pasidarykit savo tokią, aš taip kartais vadinu savam rate, padarykit tokį skambutį draugui, paskambina telefonu arba per messengerį, arba nežinau, per ką jūs norit. Užsienis dažniausiai per messengerį rašo, kad noriu pasikalbėti ir pasišnekėkim, tikrai nesu nusiteikusiam parduoti bet ką ir už bet kiek, pasakysiu kodėl. Todėl, kad taip, kai pradėjau dirbti su lieknėjimu, buvo keletas variantų, kada, Paulina yra sveiki, žodžiu, buvo keletas variantų, kada, sąžininkai pasakius, praktiškai kalbėjau į grupę, tai paskui rezultatą labai sunku, nes žmogui to nereikia, man atrodė, kad jai reikia, o jom pačiom tai nereikėjo, tai aš dabar visiškai nusimau tą misiją. Absoliučiai visada sakau, kai man paskambina ten, man 6 kilogramai, sakau, tikrai ne pas mane, aš prastas išpardavėjas, bet konsultantas man save laikau labai neblogu. Tai va, ir ką dar jums pasakyti, net nežinau, atrodo viską jau pasakiau, tai žodžiu, viskas, dar vieną sakinį pasakysiu, mergaitė, žinot, kaip aš kartais juokiuosi, pas mane viskas kaip pas Jutnienę atbulai, tai va, per tiek metų supratau, ir kas per velnius lieknėjams ir kas tai per daiktas, ir tikrai žmonės ir grįžta antrai kadencijai į prezidentai. Ir aš mes turim tokių rezultatų kaip 40 kg minus 36, ir va dabar grupė šiandien vakare rinksimės per 7 savaitės po 11 kg metų ir vargo nemato, taip kad sveikai turiuomenį, tai nereiškia, kad nevalgom ir taip toliau. Valgyti reikia dėl to, kad smegenys nebijotų atiduoti riebalų. Kad smegenys sakytų skydliaukiai, galite skatinti medžiagų apykaitą, galim suskatinti, kad žmogus lieknėtų ir ten nereikėtų kažko labai daug daryti. Na, aišku, pyragėliai, bulvės, tie dalykai, truputėlį nusikels kalėdom. Tiesa, dabar jau iki kalėdų nieko nebegaliu priimti. Gerai, kad komentarą išgirdau jausim. Tai žodžiu, po naujų metų vasarį, manau, tai ilgoji fainuolė grupė bus. Grupiai būna iki 10 žmonių, 7, 6, 8. Na, taip mes nedarom labai didelių, geriau iš nuo vakarą padirbam. O įrašo grupė tai jau galite registruotis, jeigu norit, skambinti man, Linai Aksomaitienei ar Vitalijai, bet kuriai, ir klausti, ir žodžiu, įrašo grupė jau pradėsim registruoti, ir iki kalėdų galite susiregistruoti. O startuosim sausio, kaip ir sakiau, manau, kad 10. Penktadienis bus, man atrodo, kad ten sausio 10 jau prasidės jų pilnas darbas, bet registraciją noriu iki to laiko jau turėti. Tai va, kad aš žinočiau, kiek jūsų, ką jūsų, su kuo jūsų. Viskas, mergaitės, atsisveikinu, dikai nebenoriu, aš ir taip čia labai ilgai užšnekėjau, dabar pamačiau dar laikrodį, jau pusę valandos, viskas, atsisveikinu. Skambutis draugui jums išlieka teisė skambinti, prašyti ir susiskambinti, žodžiu, ir visą kitą, tai va. Atsisveikinu. Iki malonaus.